Tai gerą dieną, vadybininkai. Prižadino mane vadyba. Sako, miegi. Sakau, miegu. Sako, dirbti reikia. Na, sakau, reikia. Tai reikia. Tai atsiuntė tokį pingponginį darbą padaryti dabar. Čia Koreso. Važiuoju dabar už porą kilometrų į Terminal 1. Tenai numetu savo seną priekabą, priskabinu jau pakrautą priekabą ir varysiu į langus, numest kitiem. Tik tai irgi įdomiai parašyta. Priekaba yra pakrauta, iki ofiso tau pasakys, ten, tarkim, pasakysi referencą numerį, tau paduos dokumentas. Priekaba pakrauta, bet parašyta, pasitiks, tipo kraudamasis, pasižiūrėk svorį ant ašių. Tėlin jau pakrauta, tai kaip aš pasižiūrėsiu. Bet jie turbūt ten tas automatinis pranešimus siunčia, ten ką nors tik tai greitai įrašo. Ir tiek žinių. Šiaip įsimiegojau visai neblogai čionais. Aura musėt irgi gera. Yra kur kavykės pasiimt. Tai pasiėmiau kavos. Pagurkšnaudamas ir nuvažiuosime. Tai kaip ir sakiau, čia nėra ką važiuoti 2 kilometrai. Numesti ir toliau gazuoti. Tai kol kas tiek. Tai nepraėjo nei 2 minutės ir aš vietai, galima sakyti. Ten priekį matau kažkokį, tai ką priekabikė stovi. Gal ir mano. Čia kažkaip įdomi, šiandien taip nebūdavo numest ant to apsisukimo. Nuvarom per kiemą pasižiūrėsim. Ką rodys. Tipo čia po dešinę negalima numesti. Čia gal tik tai krautis dabar palikiniai, vėl nežino. Nes buvo parašyta, kad važiuoti į aną pusę. Į eglutę padėti. Čia va stovi kažkuri. Ai ne, čia su kolega stovi prisikabinės. Tai gal rimtai bus ten ant kelio kartu mest. Čia irgi niekur nematau. Nu, žodžiu, varau darbuotis, kabintis, užsikabinti, nusikabinti ir taip toliau. Sorry, jeigu pradžiai nieko negirdėjot arba labai prastas garsas, tai pasirodo buvau pamiršęs įsijungti mikrofoną. At neužtenka tik prisisekti jau. Ką čia turim? Ką baisiai neturim. Palikta atidaryta. Vis tiek buvo žuvis. Nors ir nebėga jinai per... Kas čia dabar? Nebėga pro šonus, bet kvapas vis tiek yra. Na ką, reikia pasiterlėt rankas biškį. Kas čia? Šliurka neranda.
Tai va, kaip atsikabinau šitą, lygiai taip pat prisikabinsiu kitą. Tai va, kita priekaba buvo vis dėlto prie rampos. Pakrauta, viską apsižiūrėjau, susifotkinau, prisidaviau. Ką reikėjo vadybai nusinčiau. O dabar lėkiu į ofisą ieškoti popierio ir pasimatysim languose. Kur buvus, kur nebuvus ir langusas. Lemba nuvariau tada į ofisą pasim popierių. Tai nedavė nei krovinė vaštaraščia, nei CMR, jokių čia tos žuvis važiuoja į Angliją, tai greičiausiai atiduos muitiniai visus popierius. Lemba galvojdavo man susirast kieno čianais tą priekabą ar... Jau mirksi man kaip tik. Okei, važiuoju tada prie kolonkės ir nereikės čia man sukytis. Darbų kol kas neturi tolimesnių, tai jaučiu varysti į dušą arba atsiūs, kol apsikeisiu aš čianais. Nu va, vieną priekabą nusimečiau, kitą vėl užsikabinau ir planas toks, kad varau link Haugesundo. Čia 103/4 kelių reiks varyt, bet prieš visos tas baisybės kalnus, na aišku, vasarą ten nieko baisaus. Prieš tas visas kalnus keisiu priekabą vėl. Tik nežinau nei kada, ar nuvažiavęs ten pauzę darytis, žodžiu, neturiu dar tikslaus planą, žinau, kad tik keisius priekabą. Čia man 271 kilas iki vietos, bet važiavimą tenai 4,15 kažkas panašaus. Tais kaimais visais. Tai va, šiandien bus prisikabink, atsikabink, prisikabink, atsikabink. Ir dar sykį prisikabinti, tik jau nežinau, jaučiu, kad bus žuvis, nejaučiu 100%, kad bus žuvis. Tik tai neaišku, ar reikės atsikabinti, ar kažkur gardemonė išsikrauti. Tai va, toks update'ėlis šiandienos. Važiuojam. Tai baigiu atliekti jau iki priekabų pasikeitimo vietos, liko 900 metrų. Labai tikiuosi, kad bus kolega jau, nes jeigu nebus, tai dar 5 minutės turėsis laiką atvažiuoti, kad aš spėčiau išsikrauti, nes darysiu pauzę kaip tik 5. Nes šiandien turi darytis 11, o kadangi turi darytis 11 pauzės, galiu dirbti tik tai 13 valandų ir viskas, baigsis laikai. Tai galiu iki vietos kaip ir nuvažiuoju, bet nelabai užteksi laiką aš išsikrauti. Nu, žiūrim, ką turim. DTK priekabos nematau. DTK nėra, tai reiškia, kad jo dar nėra. Nu, bet sakau, labai tikiuosi atvažiuos per 5 minutės, kol pasidarysiu. Čia va yra parduotuvės para. Jeigu gerai atsimenu, yra koldūnų lietuviškų. Tai jeigu bus, pietums bus koldūnai, grietinės dar turiu. Šiaip valgyti irgi jau noriu, seilės bėgu. Nu, žodžiu. Varau, atsikabinti. Tai fūra kita bus tik tais už valandas. Numatysiu pakeliui, kaip bus, spėsiu ar nespėsiu. Buvau nuėjęs į parduotuvę. Koldūnų radau, bet ne lietuviškų, radau lenkiškų. Vandenuko. Eik, tu savo vandenuko nebe daug liko. Reikės eiti dar sykį. Žodžiu, pasimsiu
Vandens dar ir matau, kad lėkščių nenusipirkau. Tai va, žodžiu, gulduniukai mano bus su sūriu. Skanaus man, turėčiau spėti išsivirt, kol kolega atvažiuos. Tai vaizdas kažkoks toks. Biški šiaip nusivyliau, nes su varškė ir saldi tą varškint, kad norėjau sūrį, bet gaus kaip gaus, suvalgysiai taip. Tai va, skanaus man. Oi ties, tai kolegos negaliu. Atlėkė, padėjau žmogui atsikabinti priekabą, sakau, aš sūrį nebeturiu laiką, sakau, duok popierius ir varau. Jo, okei, sako. Tai va, dabar fotkinas priekabą jisai. Lauksiu, kol nusifotkis. Na nieko, palauksim. Nu va, nusimečiau priekabą. 3 minutės liko bendrų laikų. Reik varyti. Parkingan. Irgi vadyba. Iki paskutinės minutės laukia, kol... Tiksliau, aš laukiu vadybos iki paskutinės minutės, kol atsiuntė patvirtinimą, kad galiu palikti ant priekabos. Ant rampos priekabą, bet būčiau tai va taip palikęs. Nes mums šefas pasakęs, kad griežtai laikų perdirbti mes negalim. Tai stengiamės ir neperdirbti. 2 minutės. Nu, čia kiti hebra miego užtrauktom štorkiam, tai miegosiu aš irgi. Čia kai atvažiavau, turėjau dar 16 minučių, bet ofise žiauriai ilgai pralaukiau. Ir aišku, tas laiks visą laiką eina ilgai, kai skubi kažkur. Tadadadam. Viskas, darbai baigti, lygiai 2 minutės bendro, toj kol susivėsiu, liks minutė. Pabaigos vieta, Norvegija. Viskas puikiai, jau neįfotkinau. Neįfotkinau tas priekabas nieką, numečiau į rami galvą. Tai va ką, iki rytojaus. Tai kur pabaigiau vakar, čia ir pradedu. Ir laikas netgi toks pat, nes netikėtai gavos, kad pasidariau 24. Kas nėra man labai gerai, bet life is life, kaip sakoma. Oi, kas čia dabar? Ai, vėl mano navigacija pliupsi, kad čia negrįstas kelias. Tai va, kur aš čia baigiau, žodžiu, pasidariau 24, nes Danai nieko nerado. Ką po vietą šiandien pasidarbuoti, tai dabar varau vėl standartiškai Langosą, pasiemu priekabą ir į Trondheimą. Dar reikės užsipilti kūrą, bet jau užsipilsiu, jaučiu, kaip priskabinsiu priekabą ir grįžinėsiu čia nais. Pakeliu į Trondheimą užsipilsiu. Sutikau kolegą savo, buvusi va, Renatas. Stovi 3 fūrą po kairę, man atrodo. Stumdasis čia ką tik atvažiavęs. Tai linkėjimai Renatai. Paskui, kol stovėjau, dar irgi Modestas susitiko. Tai Modestai tau irgi linkėjimai. Visą laiką smagu susitikti, papezėti, paplirpti. O aš ką? Lėkiu tada, tolyn. Ką čia be priveiksi daugiau? Teks panaktinėti visą naktį, nes dabar ką 11, Trondheime ryte turi išsikrauti, kokią 8-9 išsikraunu ir dar turiu nulėkti iki Žuvyną, užtekt laikų kažkaip. Čia kol dariau pauzę, žiūrėjau maršrutą, tai palei Google Maps'as 9:20, tai su fūra gali būt, kad 10 neužteks, bet, manau, užteks, reikės biškį autopilotą daugiau nustatyti. Bet viskas savam laikė. Gerai. Kol kas.
čia bumsinė pas mane, o bumsi šita mautikė, kur mane lenkia. Eina, našit, visas plasmasės mano barško. Čia dabar jie išprotėja iki birželio vidurio, iki birželio vidurio, iki kada jie čia bumsi tie autobusai, mokinukai baigia mokslus. Tai jau buvo už kokių 300 metrų jau girdėjau, kad jisai atbumsi, nors ir pas mane muzika groja. Tai va toks Norvego jaunimėlis Lietuvoje, tai čia būtų viskas, labanaktis užprotestuota, eitų prie Seimo bobutės mitingą daryti, kad atšauktų tokius autikas. Tai va, ką aš toliau lėkiu. Tai 4,5 atvairuota, dėjau iki Kopanga. Lemba reikia gal įsivesti iškrovimą, nes nebuvęs aš tenais. Kas čia daug nepasispaudžia? Lemba vėsu čia 2 laipsniai šilumos tik tais. Birželio 11 šiandien, man atrodo. A jau 12. Nežinau, pasimetęs biškį tarp tų dienų. Čia dabar, kai gavos man tas atstojus, ne, biškį anksčiau laiką, negu kad turėjo būti. Tai galėsi dirbti ne iki ketvirtadienio, o iki trečiadienio. Pasižiūrėjau biliečiukų namų, sakau, gal netyčia ketvirtadienį rasiu. Tai radau, tai ir nusipirkau. Kiek aš ten mokėjau? Iki 100 eurų, man atrodo, bet geriau grįžti namo, nes namuose yra biški reikalų. Tai ta papildoma diena man tik į naudą. Taip, ką čia turim, kur čia rodo kokis pempinas. Holi. Kažką jaučia, ne to įsivedžiau. 6342 6096, aišku, kad ne to įsivedžiau. 47 6096. O dabar jau panašiau. Tai kas čia man yra iki vietos? 262. Gal neblogai. Rodo, kad per 3:30 nuvažiuosiu. Tai liks man dar... Kiek čia liks dar porą valandą. Turėčiau spėti iki Žuvyno nuvažiuoti. Tai va, dabar galvoju, man eit per tas kem 5 pauzikė pamiegoti ar kažką užkasti. Bet jeigu užkasti, tai tada tikrai miegosiu, bet jau miegosiu vairuodamas. Na, žodžiu, sugalvosiu, ką šį darysiu. Nu va, beveik atvažiavau. Iškrovimą. Šiaip miegelis neėmė, su daina tirli-pirli savo ir atkaitinau. Kavos dabar pasiėmęs, tai taip visai pusę velnio. Čia kaip minėjau, toj vietoj nesu buvęs, tai sakau, važiuojam, pablūdysim kartu. Kur tie senukai yra? Dabar ką važiuodams pastebėjau, kai saulikė užšvietė, kad veidrodžiai pas mane ne kažką jau reikės nusivalyti. Nes jeigu stumintis prie rampos švies saulė, nelabai aš ką matysi per juos. Nu žiūrim, ką turim čia nais. Senukai va priekį, bet kiek žiūrėjau per Google Mapsus, reikia važiuoti aplinkui ir bus rampos normalios. Bet jau čia į kairę būčiau pasukęs, būčiau irgi nuvažiavęs. Na, pasivėžinkim. Ne ką veikėtgi. Pažiūrėsit, kaip Tronheimas atrodo, kranas va priekį stovi. Čia nesuprasi, man lyg taip
kliūtis iš kairės, tai ne aš praleidžiu. Tesla praleidžia. Nu, jeigu čia kur važiuoju, nepravažiuosiu, apsisuksiu ir važiuosiu per kiemą. Taip, už 200 metrų į kairę. Audikė, senikė S4. Gražu žiūrėti. Gerai rodo čia. Čia plyta ant vartų. O man gal čia. Čia irgi plyta kažkokia matau. Bet variamo tak parašyta. Man reikia prie rampos. Rampa laisva tas. Jaučiu, kad užsistatė jie. Vėl mikrofonas vartaliaujas ant žemės. Gerai stumiuosi, žiūrėsiu, kas gausis. Išsimečiau pačią ganėtinai greitai, per kem 6 minutės. Aš kroviau, o mergiutė skanavo ir reguliavo ten eiliškumą, kur ką sudėti. Tai va, dabar esu tuščias jau. Gazuosiu link žuvyną. Žiūrėkit, priekabą kokį gavau. Tas nudraskytas ir čia rankena, kad duris laikytų. Normaliai. Ne priežiūra. Viskas, lėkiu. Tai atlėkiau iki Sirklės, pasiėmiau kavikės, nusivaliau veidrodžius, langus. Tai spėkit, kol valiau viską tvarkiau šitą galinį, ar man pakeitė planą. Aišku, kad pakeitė. Bet pakeitė į gerąją pusę, nes dabar man iki seną planą važiuoti 2 valandas, aš turiu 2 valandas 5 minutės, o iki naujos vietos bus arčiau, tuoj pasakysiu, ant kiek arčiau. Taip. Taip grubiai spėju apie kokį 3 km bus arčiau. 427. Sandstad. Nu, opa. Valandą 21, tai ant 40 minučių greičiau nuvažiuosi, dar spėsi parduotuvę užsukti, labai šauniai. Ir arčiau ant kem 5 km. Super duper. Tai ką, varau ir nuvažiuoju žuvyną, dar 9 ir 8 valandą tipo pakrovimas pilnais laikais būti, bet abejoju, kad 8 valandą jie pradės krauti. Nu, nuvažiuosiu, pamatysiu, kol kas. Nu, pagaliau atlėkiau iki vietos, pavargau jau iš tikrųjų, jaučias nuovargis. Čia va esu, vadyba parašė, kad atskabinčiau priekabą, nes gal kažką tai sukeisė čia nais, nežinau, labai abejoju. Tai žodžiu varau į tūliką, valaus dantis, nusiprausiu ir iš svajotojo mėgelio. Tai kaip minėjau, 8 valandą vakarą pakrovimus, tai parašykit komentaruose, bus 8 valandą, nebus. Nu ir viskas. Einu gultis.
Nu ką, atėjo ir vakaras. Kaip matot, stoviu. Priekabas, kaip sakiau, nieks ir nekeitė. 8 valandą buvo pakrovimas. Dabar yra 10. Tai viskas, jau kaip ir pakvietė mane krautis, bet žiūriu, kad man 5 minučių trūks iki 11 atstojaus, tai pasidarysiu iki galo, dastovėsiu 11, nes atsikėliau telefonas vėl užkaitęs priplanuota, čia man 3 dienom darbą. Tik spėk suktis, tai matysi, kaip čia man seksis. Žodžiu, pastoviu 5 minutės, kabinas priekaba ir varau prie vartų. Kraus. Gerai, kad pačiam čia nereikės irgi nei durų, nereikia atidaryti nieką. Nes šitos durys nėra rankenos, kuri laikytų vienas duris, nulūžus, ten su lipne juosta kažkas suklijuota. Na, nesvarbu. Tai va, žodžiu, kipsiu į darbus jau pagaliau. Viskas pakrauta. Pliumbas įstikrint. Kas negerai, kad bėgo, nes turėsiu keltukų nemažai. O keltukai labai pikti būna. Bent jau Alesunda pusė, kiek atsimenu, tai irgi jeigu baisiai bėga, gali neįleisti. Šauna minusą ir gazą. Nu va, atlėkiau į pirmą keltuką be stabdžių, tai žiauriai pasisekė čia man, net neplanavau. Kai čia už porą minučių išplaukėm. Kol kas esam dviese, tai labai norėčiau, kad tas pats velnias būtų ir su kitais keltukais, nes dar lygtais 3 turėtų jie būti. Tai įdomu. Ar irgi taip pat pasiseks, ar nuvažiavus jau reikės laukti. Jau čia reikėtų pažiūrėti, kaip mano galas atrodo, ar bėgo ar nebėgo. Nes čia minusą gerai įvariau, tai reikia pasižiūrėti, dabar rodo -15. Šiaip nemažas tas keltas toks visai. Kas valandą plaukia, tik nežinau, iki kelių. Sekantis bus lyg tai 2 valandą. Dabar 1. Nieks nebėg, biški lašiuks tik iškritęs. Tai labai puikiai. Žodžiu, duosiu update'uką, kaip seksis su kitais keltais. Dabar jaučiu varau kažką užkasti ir plaukiam. Nu va, baigia atvažiuoti į 2 keltuką. Čia prieš tai eilę mašiną susitikau nesenai, tai keltas jaučia šviežiai atplaukęs. Įdomu tik tai, ar jau išplaukė, ar dar aš spėsiu. Nežiūrėjau internete, rodė tik tai, kad ryte plaukė, ten po 7:20 gal ar kada. Bet šiandien toks gan intensyvus eismas kaip naktį, tai turėtų, manau, būtų naktinio keltukų. Kad tuoj sužinosiu. Mioldė, kaip čia vadinas tas kaimas. Kaimas čia miestelis. Nu, prieky lyg tai keltas stovi, bet kada jis išplauks? Tuoj prilėksiu švieslentę, matysiu. Tai 1 juosta čia. Nu, ką rašo? 2 minutės. Dai, neuždaryk tik tais man. Įleis dar. Eina savo 2 keltas iš eilės be stabdžių. Super, kol kas labai gerai einas. Reik negirti rytą be vakarą, ne? Taigi, sveiki. Kai aklai vykštai grūdus. 2 grūdus. Gerai. Varau tolin.
Nu va, trečias keltas. Nu, žiūrim, kada bus. Dabar yra po 4:06. O švieslentė rodo po 4:20. Nu ką aš galiu pasakyti, tiesiog tobula. A nebūsi tik tai keltų užkalbėtojas, a? Departer 4:20. Labai puiku. Einant įsijungsi šaldytuvą, pasidarysi 2 laipsnius šilumos, kad ledai pradėtų po biškį tirpti. Tai va, žuvytė jau pristatyta. Nepristatyta, dar neiškrauta, atsidarysi čia tik už 1,5 valandas. Tai eisi gal pasnausiu valandžikę. Tenai ant durų yra parašyta numeris, tai prieš 7 nusiskambisi, pasakys, kur yra rampa. O aš ką standartiškai, video gavas toks, koks gavas. Ačiū, kas žiūrit, ačiū, kas laikinat, ačiū, kas komentuojat ir ypač ačiū tiem, kas prenumeruojat. Pasimatysim už savaitėlės. Viso.